Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Adomas ir šiandien filmuoju naują Farming Simulator 2019 epizodą. Ir šiandien esame kitame map'e. Tai bandysime daryti kažką panašaus į sovietinį ūkį. Atsisunčiau šiek tiek modų ir žemėlapį naują. Ir jo, tai technikos dabar čia buvo nupirkta, buvo nauja technika, visą pardaviau, pasilikau tik šitą traktorių, kurį nežinau ar dar naudosiu tikrai. Ir šitą priekabą. Daugiau kaip ir nieko neturiu. Žemėlapis šiaip atrodo visai įdomiai. Kol kas turime 2 laukus, gan didelius. Ir kas keisčiausia, kad mūsų ferma, tai yra va šita aikštelė. Ir va čia yra mūsų namas. Daugiau nieko neturim. Čia galima atidaryti vartus. Ir daugiau nieko neturim. Nežinau, ar čia yra daugiau fermų, galbūt kažkur toliau yra. Reikia nusipirkti plotus, nes čia jų pirkti yra tikrai daug. Laukų irgi nemažai. Žemėlapis gan didelis. Šitas laukas labai keistas. Manau, kad bus čia visai įdomu. Turim nemažai pinigų, tai reiktų susipirkti techniką. Nes turim modų šiek tiek. Tai va, pirmi yra traktoriai. Neturi modų labai daug. Tiesiog praktiškai viso, ko reikia, po vieną dalyką. Tai aš galvoju, kad noriu būtent Belaruso. Dar turiu keisą, bet jį gal vėliau. Na, kaina tai šiaip gan didelė, nežinau, dėl tokia yra, bet na, nieko, pinigų daug turim palyginus. O. Šiaip labai atrodo kokybiškas modas. Labai atrodo tas tikroviškai. Na, aš čia gal keist nelabai kažko noriu. Aš jį galima čia ir pakeist. Nu, tokį ryškesnį padarysiu. Šito man dalyko nereikia. Ką keičia šitas, aš net neįsivaizduoju. O ką keičia šitas? Vienas langas, 2 langai. Tarkim, pasižiūrėsim, ką jis keičia. O, front loaderiams, net spalvoti. Geras. Geras. Ai, čia liuda provasarį. Tai davai važiuojamės. Jo, traktorius gan brangus. Na nieko. Gerai, paskui dar pažiūrėsim tos traktorius. Gerai, kombainą turiu štai tokį. Irgi labai fainas. O, ne, tam tikrai spalvas. Aš manau noriu raudoną. Labai fainas raudonas. Ir noriu geltonais ratais. Nu. Bet galbūt tokia žalia. Galbūt tiesiog baltus ratais. Baltais triaudina. Perkam. Tuomet reikia šitą dalyko. Irgi reikia raudono. Na, jis nėra labai didelis, bet žiūrėsim, gal bus gerai. Bet šiaip vieną priekabą turim, bet dar turiu šitokį modą, kuriame šitą priekabą man atrodo žiauriai fainai, tokia labai tikroviška. Tai manau tikrai ją nusipirksiu. Galima pakelt. Ir šis neimti. Paimsiu su pakeltu gal. Vis tiek galima čia keist. Perkam tokią priekabą. Tuomet dar turiu kultivatorių, man atrodo. Jo. Tokį modą. 5,2 metro. Užteks, manau. Sėjamoji. Tai turiu štai tokią. Jo, labai šiaip man šitą patinka.
Nes čia galima jų net kelias prisikabinti. Gal tai taip ir padarysim. Ir dar turiu šitą lygtais, jo. Pasiimam šitą. Kadangi pinigų dar turim labai daug, tai pasiimam ir traktorių vieną su didelė kabina. Tai šitą tikrai noriu šiaip kitos spalvos. Oi. Gal kokį žalią pasidarom. Su juodais ratais. Ne, negražiai atrodo. Arba tokį vat. Tokia įdomi labai spalva. Jo, atrodo šiaip labai keistai, bet... Nu, su baltais ratais. Labai keistai atrodo, bet tuo ir visai įdomu. Šitą užmesiu. Šitą nekeisim. Šiaip gal šitą frontloaderiui. Nežinau. Ar mes čia iš vis turim frontloaderius kažkokius? Jo, yra irgi modinti. Kol kas nereikia. Gerai, palikom labai daug pinigų. Šiaip net nežinau, kurio pardavė. Traukinys fainas buvo. Gerai, biškį lagina, bet nieko. Visada būna, kai su modai žaidė. Jo, šiaip traktoriai visai faini. Opa, vairas nusileido. Vau, šiaip pats modas tai yra žiauriai geras. Labai gerai atrodo. Viskas labai tikroviškai. Jo, tai labai geras modas. Tai... Aha, taip pat prie nustatymų reikia išjungti šitą. Čia paskui pasižiūrėsiu gal ten sakymą. Ką čia galim pasikabinti? Sienoj reikia nupirkti dar sėklų. Ir čia galima dar jas trąšas dėti. Man reikia sėklų, nežinau, šiaip realiai kiek telpa. Ir reikia trąšų. Pildysim. Kol šiandien nesipildo. Man labai įdomu. Čia kažkas neveikia. Kodėl jisai nepildo? Kas per bairį? Žodžiu, pasižiūrėsiu, paskui reikia pasiimti traktorių. O, net pedalai juda. Labai faini modai šitą būdų. Vienodas spalvos su plūgu. Įdomiai. Prisikabinsiu priekabą ir... Kur dabar randasi mūsų ferma? Čia visai netoli. Tik čia yra kažkoks žvyrkelis. Šalia to lauko baisiai siauro. Na, čia yra. Neįsivaizduoju, kaip aš galėjau sugalvoti tokį siaurą lauką. Jezus. Toks ilgas, bet toks siauras. Čia kelias per vandenį ir kaip čia suprasti. Čia turbūt nereikėjo man važiuoti. Ir čia kažkur, man atrodo, ne ten nuvažiavau, kur reikėjo, bet... Čia kažkokio kelių kadenas yra. Gerai, medžių privirtę. Man reikia būti kitą pusę tilto.
Gerai, nukirtum poliuką. Tikriausiai. Taip, čia toks labai daug namų. Su tokiais mažais laukais ir... Aš matau, kad čia tie nėra. Niekimo nepriklauso, bet aš jau ir nuoksiu. Čia galų gale ateityje galima bus namas įgyti, tai nebus fermų. Gal yra ir fermos. Aš be ten važiuoju. Jūs sakaujat. Aš iš kairį tą pusę važiuoju. Gerai. Čia kažkaip nugrybavau biškį. Ne į savo kaimą važiuoju. Kada kažkam tvoros vos nugriau. Čia grįžkam gal. Čia kažkur turi būti... Ai, šitas laukas mūsų. Su rapsais. Ir ką dar pastebėjau šitą mapę, kad jei neklystu, neturiu niekur grūdam jokios saugyklos. Tai čia, ko gero, reikia pasistatyti ją. Aš nelabai ir turiu kur statyti, tai ir nestatysiu. Tiesiog viską galbūt iškart. Ir parduosim. Nors pinigų dar liko labai daug, aš kaip ir susipirkau, ką reikia, tai nežinau, ką čia dabar padarysiu. Gerai, kažkur sudėt, fermo vietos čia yra labai mažai. Vieną priekabą šiaip turim, bet nieko turėsim antrą. Oi. Manau, dar čia kažkur paliksiu. Gerai, tada kombainą pasiims. Oi, taip nereikėjo padaryti. Šiaip su kombainu galiu būti iškart į lauką. Nors gal geriau suvarysim viską į fermą, tada pradėsim dirbti. Vėl duonos sunkvežimis. Ok, atvažiavom į fermą. Kur dabar čia man įdėt? Čia kaip nors taip priparkuoti. Biškį pabiškį. Na, prie šito zylo. Ai, dar ką prisimeniau, man atrodo, turiu šitą zylo modą. Jei neklystu, jo turiu. Kadangi turiu 2 priekabas, tai ir netgi 3 traktorius, tai gal man to net ir nereikia. Ai, dar taipogi nepažiūrėjau į tą šitą traukinį. Ir vagonai tokie sovietiniai. Labai fain atrodo. Žodžiu, šitą priekabą, man atrodo, paskui pasižiūrėsiu. Nepriekabos siejamąją. Jeigu čia bus blogai, tai sugalvosiu kažką kitą. Arba kitą modą siūsiu, arba tiesiog tokį nepasiliksiu. Tiesiog trąšų pasipildom. Šiaip būtų gerai ir tą kaip nors pasikabinti. Nu, gerai. Pavažinėsiu porą kartų. Gerai, tai grįžom dar kartą, nežinau, čia gal atkabinam ir važiuoju dar pasiimtą kultivatorių. Prikabinam. Gerai, parsivarėm kultivatorių. Jį kažkur reikia padėti. Čia kokias miškelį numesiu. Nors gražus, ką kaip nudažytas, bet nieko. Tai kaip ir viską parsivarėm, tas siejamąją ten žiūrėsi kaip bus.
Šiaip šiti beveik visi modai. Šitas tai matau ne. Bet traktorius, kultivatorius, šitas, man atrodo, yra iš to pačio kūrėjo. Tai realiai bus tik žiauriai geri modai. Tokio detalumo, ypač traktoriuose, turbūt vienam farmingė dar nebuvau matęs. Kad taip viskas detaliai būtų. Jokiai modifikacijai nebuvau matęs tokių dalykų. Tai šitą traktorių galim palikti čia prie garažo. Nes man čia labiausiai patinka šitas. Tai mes jį... šiaip... Neklaušėjom dalyko, ar įmanoma... Ne, ko gero langų atryti čia neįmanoma. Būtų visai įdomu. Gal kombainė bus įmanoma. Nope. Gerai. Ir dar galvoju nusipirkti kokią šitą džipą. Nes jokio modo neturiu mašinos, tai tiesiog pasimsim džipą šitą. Ir gal dar biškį pro mapą reikia pralėkt. O. Greičiau. Kur čia galima? Arklių čia matau turim, kiaulių. Dar vienas, ne čia karvių, kiaulių. Vištų prie pat yra, tik čia turbūt reikia išsipirkt. Reikia tai nuvažiuoti. Tuo greitai nuvažiuosim. Mašina spaudžia žymiai geriau negu traktorius. Mepose važinėt pats tas. Čia pro mūsų sodybą paliekt. Čia gal dar visai būtų įdomu, jeigu būtų, ta prasme, namuose stovėtų tokie traktoriai ar bent jau žmonės. Aišku, kai galima nusipirkt, tai normalu, kad nieko nėra, bet tai būtų visai įdomu. Ir čia po šitą namą, po šitą čiuvaką chatą yra vištos. Tik po šių galiu pirkt. Tai aš pas kažkokį žmogų ką tik nupirkau vištą. Aš galvoju, man čia reikės įsipirkt. Na, jeigu taip, tai, kaip sakant, pinigų vis tiek turim. Gal man tiek daug gaidžių nereikia, bet šiek tiek vištų galim įsikelt. Čia skaičius gal net neribotas. Na, bent kažkokių tiesim augintinių. Labai daug gaidžių. Gal nesispešim. Gerai. Grįžtam iki savo fermos, pastatysiu mūsų džipuką. Ir manau, kad čia epizodui bus viskas. O kitame jau pradėsim dirbti, nors gal dar pažiūrėsiu aplink mapą, pasižiūrėsiu, kas kur yra. Šiaip čia šitam yra daug vietos, galima padėti traktorius. Ir taip pat yra kažkoks keistas daiktas, tai buvo su mapo modifikacija. Ir jame gali miegot, kaip suprantu. Tikriausiai galima naktį praskaitint. Kaip ir gan geras dalykas. Na, kieme tai čia visokiam brudų pridėta. Bet jau. Tai šiam kartui bus tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir viso gero.